reguliarų į sezoną pirmoje pozicijoje, tuo tarpu klaipėdiečiai per 11 rungtynių 106-69 įveikia savo varžovus. Čia gražus derinys. Laisvas. Nepavyksta sėkmingai išpulti svečiams. 7 ir 80 taško per rungtynes. Taigi gynyba yra viena stipresnių. Pataikyti, pavyksta perimti kamuolį ir čia nespėja grįžti. O gražus. Vaikinų grupėje tapo čempione. Taigi bent jau šioje grupėje noras yra tikrai. Vylimas palaukia komandos draugų. Čivilis pataikė iš neblogos pozicijos. Remeikio. Na, o Žiubrys klaipėdiečių lygų sugriebė kamuolį. Greitas žaidėjas. Statoma užtvara jam. Mokyklos atstovų persvara. Nieko. Neblogas pataikymas, leidžia jam pirmauti. Tiesa, čia visiškai šiurkšti klaida Klaipėdos Panašiaus krepšinio mokyklos. Ir apsiginę klaipėdiečiai turi šansą įgyti naują rekordinę persvarą. Tai, kad jie žaidžia prieš geriausiai besiginančią komandą lygoje. Klaipėdiečių šią komandas. Jokių šansų likviduoti to atsilikimo pirmoje rungtynių pusėje neturi Kaunėje kamuolį. Jį prižiūri Čivilis. Žiubrys kitų kraštų. Ir paskutinis plius 14 pirmauja Klaipėdos komanda. Vėl žaibiška ataka. Na, čia jau privalėjo mesti tiesa antroji. Sudėkė pusalego. Trečiajame ketvirtyje. Justinas Žiubrys prasiveržia, meta, pataiko 2 taškus ir iki trečio kėlinio pabaigos komandoms lieka žaisti dar 4 minutės. Nepavyksta pataikyti ir kauniečiams, tačiau geras Žiubrio perdavimai ir kokia klaida. Ne, klaidos dar nėra. Vis dėlto išsaugo kamuolį žalgiriečiai. Remeikis iš toli. 3 taškai. Stepanovas. Statoma užtvara. Jurkus. Remeikis iš toli. 3 taškai. Šiaip jie yra apylygus, bet 2 kriterijai yra, kuriuos svečiai metė 24, pataikė 9, 37%. Ir taip pat šią 2 taškus pavyksta pataikyti Kapežinskui. Tolė šoko kamuolys. Dar vienas šansas iš 3 taškų zonos. Lešiauskas. Remeikis. Kai žaidėjas pagauna bangą, jį stabdyti yra be galo sunku. Žiubrys, tiesiogiai transliuojamas ir ten jau matysime šalies sostinės derbį 2. Nors suprantama, laiko dar tikrai daug. Kersys, Dvinkas. Žiubrys, geras perdavimas ir čia dar 2 taškai. Merginos be didesnių problemų įveikė Vilnietes ir tapo. Čia jis realiai nieko neduoda. Taip, teisingai. Priverstinis metimas. Kova dėl kamuolio. Štai kaip kaunasi klaipėdiečiai ir... Čia tokio kovoso nereikėtų. Kepežinskas. Tačiau klaipėdiečiai. Taip, situacija gal ir viliojanti, bet kamgi mesti, kai pirmauji tokių taškų skirtumų. Meta iš toli nepataiko. Atkovotas kamuolys. Jurkus. Dar vienas tolimas šuovis, keliauja į finalą. Na ir finale rytoj lauks viena reguliariajame sezone. Komanda užėmė tik 4 vietą, iškovojo įspūdingą. Taip, kitaip nevadinsi, šį pergalę laimėti galima.